kaip man žinoti, kad aš gaunu tiek, kiek esu vertas? Kiek mes uždirbsim visi, kiekvienam projektą apsisprendžia tada, kai pasirašomos kontraktas su klientu. Tai prieš pasirašant kontraktą yra sutariamos kainos, kiek už kokius darbus bus sumokėta pinigų. Ir tie pinigai, kuriuos sumoka klientas už mūsų atliktus darbus, yra paskirstomi visiems projekte dirbantiems darbuotojams. Ar gauni tiek, kiek esi vertas? Klausimas yra svarbus ir mes šitą vietą labai supaprastinę esam. Kiekvienas darbuotojas, kuris atvažiavęs, jau dirba bent mėnesį ir mes matom, kad jis turi reikiamą motyvaciją, reikiamą kvalifikaciją ir atlieka darbus tinkamų greičių, lyginant su visų bendros komandos kontekstu, tai jis gauna maksimalią įmanomą sumą pinigų tam projekte ir visi darbuotojai, jeigu pasižiūrėsim atliekantis tam projekte analogiškus darbus, visi jie gauna tą patį atlyginimą. Kodėl? Todėl, kad būtų sąžiningumo jausmas, nebūtų mylių, nemylių pasirinkimų, tai tokiu būdu mes šitą vietą ir sprendžiam. Būna, kad atvažiavę iš pat pradžių darbuotojai, kol mes įsitikinam, kad jis iš tikrųjų yra stiprus, geras darbuotojas, tai gali būti kurį laiką šiek tiek mažesnį atlyginimą gauna negu jau anksčiau dirbantis. Ar visi darbuotojai supranta, kad pinigai yra uždirbami? Tai žinoma, dauguma darbuotojų yra protingi žmonės ir suvokia, kad pinigai neatsiranda iš niekur, pinigai yra uždirbami. Pinigus uždirbam, atlikdami darbus, kurių reikia klientui. Visgi kartais pasitaiko tokių atvejų, kai kreipiasi į ofisą darbuotojas ir sako, žiūrėkit, man reikia, kad pakeltumėt atlyginimą, nes aš labai gerai dirbu. Ok, mes tada turim tokį atsakymą, kad darbuotojas, kuris atvyko dirbti ir turi gerai dirbti. Toks ir yra tikslas. Nes jeigu mes dirbsim blogai, tai visi klientai atsisakys mūsų paslaugų ir mes ne tai, kad negausim daugiau, mes negausim nieko. Dėl to dirbti gerai arba labai gerai, čia yra minimum standartas, minimum lūkestis, ko mes iš kiekvieno darbuotojo tikimės. Kaip mes sužinom, ar jisai gerai dirba, ar jisai labai gerai dirba, tai mes gaunam grįžtamąjį ryšį iš team lyderių, iš statybos vadovų. Ir tokiu būdu mes, jeigu matom, kad žmogus yra vertinamas gerai, tai jis kaip ir visi kiti gerai vertinami darbuotojai gauna analogišką atlyginimą.